sako. Bet iš tikrųjų, jeigu šeimos nario nervai stipri, jeigu jam ten davėt valerijono tabletę, tai visai neblogai, kad šeimos narys pasėdėtų gale. Pasėdėtų gale, nes yra momentų, į kuriuos absoliučiai šeimos nariai mokydami vairuoti nekreipia dėmesio. Tai pavyzdžiui, vairavimas viena ranka, rankų kryžiavimas ant vairo, važiavimas išminta sankaba, pavaros nejungimas laiku. Tai atsisėdus į galą, jeigu šeimos narys gana šaltų nervų, jis tikrai pasimokys gerų dalykų. Ir tada jau tikrai daug taisyklingiau jūs mokys vairuoti. Todėl tikrai paprašykite, kad jeigu yra galimybė pasimokyti su šeimos nariu, tai mokydamėsi su tikru instruktoriu, tikrai paprašykite, ar gali mano šeimos narys truputėlį vieną kokį pravažiavimą važiuoti kartu su mumis, kad truputėlį pamatytų, kaip vyksta tas tikras mokymas ir į ką jam reikia atkreipti dėmesį. Tai kaip taisyklė sakau, ranka ant pavarų svirties, vairavimas viena ranka, kryžiavimas rankų, nesižvalgymas per pečius, išminta sankaba. Tai va čia tie, kurie yra vairavę iš pradžių su šeimos nariais, o tik po to ateina į vairavimo mokyklą. Va šitie 5 pagrindiniai dalykai. Gal kas spėjot užsirašyti, jeigu norėjot. Tai čia yra tos 5 didžiausios klaidos, kurios darote, jeigu pradedate iš pradžių mokytis su šeimos nariais, o tik po to ateinate į vairavimo mokyklą.